Mokinių, jų tėvų bei mokytojų patogumui progimnazijos interneto svetainėje atidaromos 2 naujos rubrikos. Prašome jūsų skirti kelias minutės susipažindinimui su jomis. Abi rubrikas rasite skiltyje Svarbu. Pirmoji rubrika, kurią pristatysime, yra konkursų bei renginių skelbimų lenta. Antroji skirta mokinių aprangos reglamentui bei uniformų mainams. Spustelėkite ant garsiakalbio ikonėlės. Šioje rubrikoje skelbiami miesto ir šalies mastu vykdomi akademiniai konkursai bei renginiai, į kuriuos progimnazija kviečia registruotis mokinius bei mokytojus savarankiškai. Paspaudę ant nuolat papildomų nuorodų gausite daugiau informacijos apie kiekvieną renginį bei registracijos detalės. Uniformoms skirtoje rubrikoje galite susipažinti su mokinių aprangą reglamentuojančiais dokumentais bei uniformų pardavimams skirta platforma uniformų turgeliu. Skaityti skelbimus gali visi norintieji, bet norint įdėti skelbimą, būtina registracija, kurią rasite viršutinėme dešiniajame kampe. Registruotis leidžiama naudojant Facebooko duomenis arba sugalvojant naują vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijai taip pat būtinas galiojantis elektroninio pašto adresas bei mažiausiai 8 simbolių ilgio slaptažodis. Sėkmingai užsiregistravus, spustelėkite prisijungti ir suveskite prisijungimo duomenis. Norėdami įdėti skelbimą, spauskite mėlyną mygtuką kairėje. Skelbimo pavadinime aprašydami parduodamą rūbą, turinyje įvardindami ūgį, dydį, būklę bei kainą. Nepamirškite nurodyti savo kontaktinių duomenų. Norėdami pridėti nuotrauką, spustelėkite ikonėlę apačioje. Prieš skelbiant jūsų pranešimą bus paprašyta nurodyti, kokioms kategorijoms jis priklauso. Vyriškas ar moteriškas tai modelis, pradinių ar vyresniųjų klasių mokiniams skirtas. Tikimės, jog ši skelbimo aplinka jums bus naudinga.